Nu, atsiradom čia prie Memelbas Crew komandos, kurie man padės apsispręsti, ką daryti toliau su šita mašina, kad ne tik V8 būtų garsas, bet biški ir muzikos, o apie muziką jie supranta neblogai. Nu ką, Neriau, rodyk, ką gero turi bagažinėje, ką pasislėpė šį kartą. Nu va, atsivežiau tau savo žaisliukus. Čia kažko naujo yra ir kažkas yra iš mano seno projekto, bet sena nereiškia bloga, ne, audio pasaulyje. Senas, bet geras, JL Audio kilovatas. Taip. O kodėl būtent kilovato nori? Aš noriu tiesiog, kad čia būtų subwooferis, bet čia tai, ką aš turiu. Supranti, aš turėjau savo senoj mašinai, EKM6 susidėjęs aparatūrą, tai aš tiesiog nenoriu pirkti kito, noriu pasibandyti, žinai. Aišku, čia nereikia tokio didelės galios, tokio galingo basavyko, mašina mažai vietos, tai aš tiesiog pabandymui galima prisukti ją, ne, ir pasibandyti. Faktas. Tai va, tai aš, kadangi jį turiu, nenoriu kažko pirkti, tai pirmą neapsisprendęs, tai su tavo pagalba, jau kai nuspręsim, žiūrėsim, nes vietos nedaug, aš net nežinau, kur jį normaliai įsistatyti, tai va, tavo patarimą prašysiu. Aišku, būtų daug patogiau dabar mačiau naujų, yra daug mažesnių ir irgi tą patį kilovatą, ne, gamina. Taip, dabar netgi va tokio dydžio stiprintuvėlį. Bet, o kaip su kokybė, tarkim? Taip ir viskas normaliai, ne vienas kubėtis turi 2 kW tokio dydžio stiprintuvas, vos 3 degtukų dėžutės. Puikiausiai ir skaičius gerus rodo ir kokybė visai normaliai. O kokybė, nes aš vis dėlto čia tikrai ne SPL darau, o SQ, žinai. Pagyvinimui. Tai pagyvinimui tikrai, mano manimu, parašys. Jo, kol kas yra šitas, aš juo labai pasitikiu, nes tikrai dželas turi vardą, tai dėl kokybės šitas viskas bus gerai. Dabar nuo ko man užsivirė viskas, žinai, pati mintis kažką daryti, tai prasidėjo nuo šito daikto. Tai aš pamačiau... Žiūrim, ką Kalėdų senelis atnešė. Jo, čia atnešė. Kai pasiskaičiau apie jį, iš tikrųjų vokiečiai sukūrė firma sukūrė grinai identiško dydžio kaip originalas stiprintuvas, būtent Up7 BMW, jis 7 kanalų stiprintuvas, kuris turi beveik 2x daugiau galios negu originalas. Jis užmaitina pilnai priekinės dureles, centrinę, pas mane nėra centrinės, bet šiaip muzikai nelabai jo reikia, čia daugiau surroundui, ir galinius ketvirčius, ir posėdinę žemadažnius. Plus jisai turi DSP, ko neturi originaliai mašininė magnetola. O jau ten prasideda įdomybės, kuriuose tu man tikrai pagelbėsi, manau, ir ten reguliavimai. Tai turėtų atsirasti dar šiek tiek daugiau garso. Šiaip garso užtenka, bet atsiras švarumas, atsiras tikslumas garso. Tai dabar mes galėsim padaryti netgi tokį dalyką. Pamatuoti originaliai decibelus tiek SPL, tiek triukšmo lygio, įdedant DSP, pamatuosim tos pačios dainos. Viską ir tada, kai dėsim žemadažnį, pamatuosim būtent SPL, ką pats žemadažnis gali. Ir manau, bus tiek mums, tiek žiūrovam žiūrintiem šitą laidą tikrai įdomus 3 skaičiukai. Tai va, nes daugelis irgi mes turim grupę, būtent M3, tai tikrai susidomėjimas buvo, ar bus nauda iš šito stiprintuvo. Tai aš ėmiausi paeksperimentuoti, šiaip komentarai labai geri atsiliepimai užsienio forumuose. Ir pats įdomumas yra dydyje, aš tiesiog nesuprantu, o čia aš suprantu, čia yra kilovatas, žiūriu jį, bet tai šitam daikte yra 7 kanalai stiprintuvas, 8 kanalų DSP, beje, 7 kanalai ir 8 kanalai DSP, 8 kanalas yra specialiai išėjimas, RCA išėjimas papildomam stiprintuvui, o mono išėjimas yra mono stiprintuvas, tai yra subwooferiai. Jis pilnai valdo ir automobilinę sistemą, kokia yra instaliuota, plus papildomą stiprintuvą subwooferiui. Mano mintis ir yra iš tikrųjų pasidaryti po sėdynę esančius vadinamus subwooferius, ten priešbosis aš vadinčiau, tai ir sureguliuoti, kad ten būtų priešbosis, duryse vidutiniai ir aukšti,
tai kaip 3 juostų, muzikaliai turbūt tobuliausia sistema 3 juostos ir tada kažkokį tai nediduką su buferiuką. Gražu. Ir Planas tarp kitko, dabar įsivaizduok, jeigu tu tokio daikto neturėtum ir tau reikėtų tiesiog žemadažnį pasijungti. Tau reikia atsikasti laidus, pirkti high-low adapterį, kurie būna dažniausiai fonuoja, taip toliau ir panašiai. O čia yra BMW fiškė, įsistato šitas, originaliai jokių nei karpyt laidų, nei kažkokių perdarimų, į originalią vietą jo BMW fiškė įsistato, viskas, garsas pasikeičia. Yra USB laidas, su laptopu pasijungi, yra presetai gamykliškai, parašai pas mane kabrikas, tau gamykliškai atsiunčia failą, tau iškart sureguliuoja. Nepatinka, tu kiekvieną absoliučiai kolonėlę pasidarai pagal save. Pagal aprašymą nuostabus dalykas. Čia bus išbandyti. Plus, aišku, tuo kalėdų senis. Matau dar vieną dėžutę. Kalėdų senis jo buvo dosnus ir Bluetooth adapteris. Vėlgi statosi jį. Čia dėžutė didelė, bet turbūt, kad nepamestų kalėdų senis. Yra mažas daikčiukas. Tai yra Bluetooth adapteris, kuris naudodamas 5 kartos Bluetooth perdavimą jau perdoda aukštos kokybės, tai yra 48 kHz 24 bitų. Tai yra tikrai aukštos kokybės, mes tokių failų net nelabai turim, reikia specialiai jų paieškoti internete. Dar jungiasi optinis kabelis, kaip matau. Taip, jis originaliai turi įėjimą, o su šitu moduliu dar gauni ir išėjimą. Tai čia šitie 2 varžtai atsisuka, jisai... Visai atsidaro dangtelis, įstatai kaip kokį seną disketę Zilitono ir tada užsideda... Ir žaidi Super Mario. Ir super... Bet šiuo atveju žaidi kažką, jo. Telefonu ir muzika. Muzika, tai va. Pasidėk šitą. Saugiai. Va tokie dalykai. Ir truputį iš senų laikų, tai mano saugiklinės. Su tokiais turėjau, galima įsivaizduoti, kas pas mane buvo per aparatūrą, reikėjo... Aišku, šitiem vyram čia jokingos turbūt amperažai. 100 PAM, šiam ir 100. Pas mane buvo tokia sistema, kuriai reikėjo tokių amperų. Dabar jinai išardyta. Tai va, ir kontroleris. Čia smulkmena, bet labai reikalinga smulkmena. Tai iš vairuotojo vietos galima valdyti šitą prietaisą, perjungti šaltinį, iš kurio groji, tai ar originali magnetola, ar USB, ar optika, ar Bluetooth'as, pagarsinti subwooferį, dar daryti kažkokius tai, gal presetus netgi kažkokius keisti, kuriuos galima susikurti. Čia jau bus įdomu, kai pasijungsim kompą ir žiūrėsim. Jo, tai iš tikrųjų mintis įdomi, labai įdomi mintis, kaip sakai, pasimatuoti netgi kas dabar yra, nes važiuojant tikrai garso yra daug, tik trūksta žemo, o garso kaip ir yra ir šiek tiek švarumo trūksta. Tai mes pamatuosim SPL, būtent, kad tavo vadinamieji priešbusiai po sėdynės SPL skaičius kokius daro. Tada pamatuosim bendrą automobilio triukšmą. Ir gal, kad jau kabriką turim su uždaru ir atviru stogu? Galima ir taip, kodėlgi ne. Tarp kitko, Panevėžy, kai buvo decibelų drago varžybos, pirmą kartą dalyvavo mūsų klubietis su kabriku. Gal su Pežu, ne? Ne su Pežu, o su Sabu. Tai įsivaizduok, stogas neskardinės, tentas, atsidarius stogą 130 decibelų, kad ir tentas uždarius stogą plus 5 decibelai. Mašina 135 decibelai. Tai čia stogų klasėje buvo. Tai, kaip kabrikui tokiam skaičiui fantastika. Fainai, įdomu, ką mano išspaus. Ir ar netgi palygint, ar kietas stogas daugiau duos, žinai, skirtumą, ar 5, ar tarkim 7, ar žinai. Kietas stogas, jisai sudaro tokį įspūdį, kaip automobilis jau būtų sedanas. Jis truputį turi to, kaip skėtis, žinai, to mechanizmo tarškančių detalių. Bet to mechanizmo vyrai viską jie labai stipriai irgi suspaudžia. Viską ir taip, čia bus labai įdomu man pačiam pasimatuoti. Svarbiausia, kad įdomu visiems ir tikiuosi žiūrovų irgi įdomu. Kūrėm matuoklę ir bandom tada kažką matuotis. Taip, turim SPL labą. Tai yra būtent SPL matuoklė. SPL matuoklė kabinasi 30 cm į tą pusę ir nuo apačios 10 cm. Mes grubiai kažkur taip čia ir ją pakabinsim.
...33 Hz ir 119,08 decibelo. Nu, not bad. Tikrai neblogai. Čia iš aukštų, nes čia žemė. Čia SPL-as. Čia būtent SPL-as matuoja subo. Žema dažnio Tai čia tiek, decibelus. Tai Jo. iš tikrųjų dar, ne? Pakankamai normaliai, 119 kaip originalas. Esu matęs ir daug mažiau. Aha. Dabar buvom uždaryti. Jo, dabar pabandom atsidaryti stogą ir pabandysim iš naujo tą patį dainą. Transformer. Tiny scared puppy in the shape of a pitbull. I'm a fire-breathing dragon with my neck in a shackle. I need to morph into one because my pain starts to crackle. Whoa, 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 I'm a transformer. Whoa, 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 I'm a transformer. Ne, palik dabar. Nu ir įdomu, iš tikrųjų, vat, pilnai atvirai mašinai važiuojant, kokį triukšmą žmonėm, kaip aš erzinu. Čia būtent žema dažnių, pavadinkim taip, triukšmas. Nu ką, 3-2-1 balsavimo pradės. Nu ir pastebėjimas vėl toks pat kaip ir per varžybas, kaip minėjau, buvo kabrikas atsidarė stogą -5 decibelai, užsidarė +5 decibelai. Pas tave identiška situacija, ant 5 decibelų skirtumas prie atidaryto. Jo. Bet man įdomiausia, kad hercai irgi pakilo, aukščiau grot pradėjo, tai tas aukščiau grojimas gal labiau per ausis netgi duoda. Toks, nu, Ta prasme, tu jį labiau jauti? labiau jauti ant ausų, pavadinkim taip. Aha. Jo, tai 113,41 ant atidaryto stogo. O dabar pasimatuojam tiesiog bendrą ne žemą dažnio, bet paimsim nuo kokio 80 Hz ir į viršų, ką vat būtent tavo vokalas skleidžia, kokius decibelus. Bandom? Bandom, be abejo. Tai čia porą minučių, kol aš Žinosim visokių naujovių. pasijungsiu. Kaip? Taip. Dabar ką mes turim? Palei durelių matavimo taisyklė yra 50 cm nuo kėbulo ir apie 1,5–2 metrus mes darom vidutiniškai pas tave kolonėlės. Tai paliksim. O įsivaizduojam, kitą kartą, kai įsidėsim DSP, realiai taip darysim. Kolonėlė. Tai va, dabar matuosim būtent triukšmo lygį. 3-2-1 balsavimą pradedam. Tai bendras automobilio, pavadinkim, triukšmo lygis yra 94,01 decibelo. Tai, palei mūsų silpnai, nes, pavyzdžiui, mūsų klubietis su Range'u pas jį netoli 130 decibelų garsas sklinda. Ten duris pamačius viskas. Ten duris jo 5 kW šerimus. Tai va, ir dabar kol kas mes tiek pasidarėm. Ten nėra durų, ten yra viena kolonėlė besidarinėjanti. Bam. Ir kokių reikia priemonių. Apvertęs. Tai medžiagoj bus sunku padaryti gražiai. Nes šitą, kuris įdėjo bosą, man matavimai net neleidžia jo įdėti. Jo. Aš net pradedu galvot, kad jisai iš tikrųjų net apdirbo šoninės šitas sėdynės, kad pas jį net čia yra apdirbta, žinai, ir yra kažkaip patraukta, žinai, ar kažkas tokio, nes jo ta kolonėlė, kuria ten 10 tipo įgrūdo. Tai čia laisvai 10? Tūrio neužtenka. Tai aš radau tutorialą, kaip šitą visą ardyti, žinai, čia viskas cool. Ten nusiema tą medžiagą, lieka skarda, žinai. Neradau nieko kaip iš vidaus, va ten, va ką matom, kaip ten įeiti į... Ai, dabar pakelsiu dabar stogą. Daryt gal bagažinę reikia? Jo, žiūrėjau.
Ei. Taip prispaustovė. Nu, transformeris, bet. Grinai transformeris. Tai va, ir neradau, kaip šitą nusiardyt, žinai. Kaip ir lyg ir tie požymiai, tuos piškutės nusintis, žinai. Bet va, kaip čia yra šponkė, žinai. Ir ką mes ten rasim, žinai. Ar bus... Rasim turbūt gal... pertūrinę sieną. Jo. Jeigu skylė gerai, aš galiu didinti tūrį. Bet jeigu ne, aš ten pjaustyt nenorėčiau, žinai. Tai aš turiu mažą tūrį, o mažą tūrį aš nusižiūrėjęs esu 8, žinai. Aš įsivaizduoju, Sundowną. šiaip pilnai uždaros sienos nedaro. Bimbalai. Jie vis tiek turi skilučių. Kažkokių tai. Aš manai? Šiaip man atrodo, kad čia bus kiaura. Tada galima tą tūrį didinti, nes ten labai nedaug vietos matai. Yeah. Bet 8 daugmaž kaip ir tilpt. Nes aš kur nusižiūrėjęs tą basavyką, jam 8,5 litrų tai reikia. Tai maža, apšė. Labai maža jo. Aišku, uždaro tipo, be porto ir 800 RMS. Tai kaip ir šito užsimaitinti. Ką žiūri, Tomai? Ne, žiūriu, kad čia yra. Čia negali tos aukščiau linijos, matai? Kur, jo. Iki čia gali tik tai. Va. Bet čia ir išneša, man toks jausmas, kad aš dabar, aišku, įrankių nėra, bet ten toks kaip ir kiaurymė. Ir aš beveik įsivaizduoju, kad čia bus kiaura. Nieko YouTube'e neradau, žinai. BMW turi skylių turėti. Taip negali būti. Arba natūralių, arba nenatūralių, ne? Turbinkę turi? Turi. Jauslim. Turiu ir Tada ir kuvaldą. duris darom jau. Jeigu reikia, turim ir kuvaldą, ir laužtą. Ko reikia, tą turim. Žinai. Jeigu tokie reikalai, tai jau tada pjaustam ir duris vėliau. Visko turim, viskas įmanoma, viskas padaroma. Tik noro. Ne, čia viskas tvarkoja, čia Gerai, čia gausis gerai. Man, aišku, idealiai būtų stiprintuvo tokio dydžio, ne, va ir į tą nišą įdėti. Va čia, ne, grinai prašom. Nedidukas, va kaip kalbėjom, žinai. Netgi ateityje. Dabar čia padarom su šitu, o... O, tai čia girdėtuome. čia. Ten, kur aš turiu durim. Jisai mažiukas, bet jis galingas. Jis 8 vo. irgi variantas. O kiek ten vatų? Štukų 6 RMS? Ne. Nu va. Vieno omo, ne? Va šitas va ekskuršanas mažylis. Jis nedidukas, bet jis galingas. Aš didelis, sakyčiau. Ne, čia mažas. Ne, čia didelis. Čia didelis, dabar už tos, kur žiūrinėjau, tam X-Audio, tai... Man yra tai išvis mažas. ten. Ir tau jau mažas. Baterijka, pažiūrėjau. Baterija. Va taip atrodo baterijos. Čia tik šitą nekeliam, nes čia reikia laidus susitvarkyti, kad būtų galima kelt. Čia ir negražu dabar. Padaryta tam, kad... Čia nekelsim šitą. Užblūrinsim. Ja, ir numeris, ir mėm... Čia viską užblūrinsim. Kada nori pradėti? Lieka tau apsispręsti. Aš labai norėčiau sužinoti, kas už tos panelės. Tai jeigu turim įrankius ir turim minčių, kaip iki ten dasigaut, tai... Reikia garažą atsargyti, pasižiūrėti. 4 škonkės susitraukiam, pasižiūrim. Aš iš tikrųjų šią vakarą laisvas. Judam, kebra, judam. Ačiū už patarimą. Ačiū, kad atvarėt. Ačiū už patarimus. Visai, ne? Mes tam garsiajam turbūt audio garaže, čia ne viena, ne, jau kolonėlė yra prisukta. Nu, čia ant tų posūkių net užmiršau, kad čia vežiojos biškį aparatūros. Dar žiūrėk, sveika gyva. Sveikas, Dželai. Sveikas, mano senikliai. Iš tikrųjų, pagalvojus, kiek aš jį turiu,
Šitas senukas apie 20 metų jau čia. Primeti? Man dar gerai išlaikytas. Šitą mašiną. Labai pasikeitė. Ne. Pasikeitė. Pasikeitė, bet grindys išlaviau bent jau. Nu, tas jo, atsimenu, kai siuntė. Vienam puslė maža, tai šlapinasi, kaip ne? Ai, ne, atsiprašau, aš... Tai aš gal ne taip atsistojau. Kartais garsai apgaulingi, žinai. Būtent. Šitą duok išims. Kompozitas kažkoks irgi. Eina bagažinė atversti su tuo vat, galiniu langu, kaip buvo, kaip stogas atsidarinėja, kad jis susilankstytų. Rankiniu būdu, tipo? Nu, rankiniu ar elektroniniu. Elektroniniu eina. Ta prasme, daug lengviau. Ką tu matei? Aš šitą daiktą mačiau istoriją. Nuostašas. Nes daug lengviau tada čia prieiti. Jo, čia mano vežiojos. Jis dar čia gulės apie beveik 2 metus, tada vėl pasinaudosim ir tada vėl 2 metus gulės. Čia kas mato mano storius, žino kas čia. Tai va. Stop, ne? Ja, gerai. O, pasaka neprieimas dabar. Tau ir viršutinį plastiką reikia atsidėti, žinau. Kažin. Idealino. Tinka? Aha, Tai tu apgavai mane. žinau. Chuliganas. Testavo tave ir kaudais. Ir ką mes čia Nagi. turim? Ir aš tą sakiau, kad... Kiaura. Tuštuma, ne? Taip. Čia to plastiko galas, ne? Jo, viskas. Galim dėt ką norim. Jo. Ir 10 galim. Ir į bagažinę. ir suportų galim dėti. Ir vienu žodžiu. Ir... Netgi mes galime... Viskas keičias planai. Ištrinu visas Google paieškas, ką iki šiol ieškojau 8. Šiaip rimtai reiktų apie 10 galvoti, ne? Jo, ir čia dėti. Negu vienas 10. Kur man jos dėt? Aš kai važiuoju dabar į kelionę, aš turiu galvoti, ar daiktų neimti, ar vaikų neimti. Įtariu, vaikai pasilieka namuose. Deja, žmona liepia daiktų neimti. Nusipirksi vietai. Jo. Galima neriau tavo dželą. Yes. Labai sunkus. Ne, ranks neuždarys galingai, papatinsiu. Jo, jis kitą planą ten turi. Biški. Paaukštinti, tą bagažinį biški pakalbą. Ne, Žinai, kaip aš galvoju, reikia su dželą dėti lengvai ir laikinai. Turbūt jis čia, net nežinau, jis čia nebus gal visam. Toliai praktiką galiu pasakyti, nieko nėra ilgamžiškiau už laikiną. Aš žinau, bet... Okay. Viskas čia pasaka. Šiaip, sakau, niekur nėra šitos vietos internete. Tai va, pasirodo pas mano BMW yra čia tokia daiktadėžė, bet visa šita medžiaga dengia tiesiog skylę, kurią nuėmus galima kiaurai prieiti iki bagažinės. Jie ir pasinaudosim, gamindami buferį dėžę. Tada galima daryti bus tūrį, kokį tik norėsim. Nu, pagal galimybės, aišku, čia nebus jau labai didelis, bet atsiranda šiek tiek erdvės, nes prieš tai galvojau, kad tilps tik 8 su kokie 8,5 litro tūriu, uždara dėžė. Dabar jau galima mąstyti arba 8 su portu, kas išspaudžia gražesnį, žemesnį žemą. Taip, Tomai? Paantrinkit, kolega. Ir žemo, ir pačios vibracijos atsiras automobilyje. Portas duoda tokių privalumų. Arba uždara dėžė, bet 10. O šiaip va, hebra, padiskutuojam. 10 uždaras ar 8 su portu? Geras klausimas. Pabalsuokim. Kas liečia dėžės, mes patys kreipiamės pas tuos žmonės, kurie jas daro. No. Gerai, ir ta prasme, palei situaciją pataria, ką daryti.
Situaciją turim. Ką Situaciją jūs turim, padarysit? Nu taip, čia nesakau, kad viskas, žinai, bus nuosprendis. Pagal tavo žinias, kaip tu galvoji, kad geriau būtų. Aš daryčiau suportą. Vis tiek smagiau, vėjo daugiau bus. Tai klausimas, ar bus jie daugiau su suportu? Portą daryti irgi į saloną. Dabar ribotas plotas, printuot, kas yra. Nu, 8-tukas iš savęs jau ribotas. Jo. Ant žin nieko nėra jo. Šitą šiaip dalykų reiktų paklaus Mindaugo. Ką jis taip pat? Dėl įdomumo. Kurioje vietoje stovi originalus stiprintuvas? Aš čia kairiam kampe tam jau. Kažkur čia. Darom bagažinę, ardom, žinai. Prieimą. Jau? Taip. O ko lauk? O kodėl mes nedėsim šito stiprintuvo dabar? Tuoj, pažiūrėsim, ar viskas. Tai jeigu mes dasikasim iki stiprintuvo, į jį pažiūrėsim ir neįdėsim naujo, ta prasme, Tomui, tu patikras? Kažkaip skamba, ne? Nu jo. Fake news. Tu gal nori atsisės geriau patogiai ir... Ne, čia greitas bus. Aš Tomui duodu sunkius darbus, savo lengvus pasilieku. Super, taip turi būti. Žiūrėk, įdomiai, kaip atsisuka tą priekinę panelę, tada išsitraukia, pamatai tada visą grožį, nusivaikai uodus. Kaip sakiau, paėmė kaip disketę. Įsistato. Įsistatom atgal dugniuką ir Tai vat aš taip galvoju, čia jis nesideda kartais. Nu taip. ten nėra skylės. Bet ten ta dėžė mums Jo. ta plasmasinė. Na, tai vat mes įtiktis čia. Jo, tik čia, tik tai čia. O gal perdarom tavo šitą adapterį su tokiais varžtais padarom, prisukam? Į tą pliusą? Ne, šitą. Ai, šitą? Gal- Su izoliacija apvynioti ir... Čia, šitą. Va, jisai nepropjovo. Remontas. Ai, jeigu dar neklystu, tai to be aukų. Čia daug. Tai tie du su tačiu. Jo. Ai, nu jo, ar šis yra garso. Jo, bandyk, taip jau. Mes grojam iš naujo stiprintuvo. Palik biškį, kad būtų muzikos. Nu? Perjungiai šaltinį? Jo, bet nieko nereaguoja. Pagarsink. Pas tave keičias garsas? Nu jo, garsė. Ai, ta prasme, mano. Jo. Dabar. Kažkas vyksta? Nu ne. Pajungus laptopą, tu realiai nureguliuoji, ką jis daro. Dabar tik tais maudą reguliuoja, į šitus ratukus nereaguoja visiškai. Aha. O šiaip Bluetooth'ą perjungus turėtų greit rasti Bluetooth'ą. Gal reikia kažką paspaužinai. Nu nemanau, kad turėtų persijungus režimą. Tikiuosi nieko Va, nebus. yra, žiūrėk, 7. Ne, čia mano. Mano maga čia. Dabar aš tau atsimenu, visą kai tada susitikom, aš tau sakau. Problema, ačiū. Dėkauju. Valgo. Netiginčiai su tas. Čia vienu žodžiu. O čia tai garažas. Aš įpratęs alaus gauti, čia ledų gauni. Nuo realaus? Viskas, šiandien vakarui, manau, tiek. Liko tokie darbai, ką galėsim padaryti tik rytoj, bet padarėm, iš tikrųjų turėjom tik aptarti, pasižiūrėti, kaip ten kas toj mašinai atrodo.
stiprintuvas įdėtas, laidai pajungti, muzika groja. Tai realiai liko pajungti tulpes, kad galima būtų jungti žemo dažnio stiprintuvą ir sureguliuoti jau per kompą naują į tą procesorių. Tai tiek. Taip. Visiems ledų.